Sveiki visi, šiandieną mes esame miške netoli Vilniaus. Šiandieną aš jums papasakosiu apie tauriuosius elnius. Taurieji elniai gyvena beveik visame pasaulyje. Europoje jų yra virš 1 milijono. Lietuvoje už praeitais metais buvo suskaičiuota apie 26 000. Per metus jie 2 kartus numeta savo rudąjį kailį. Patinas beveik 2 kartus didesnis už patelę. Patinas sveria apie 150 kg, o tuo tarpu patelė tik tai 70. Per parą jie suvalgo apie 15 kg pašaro, grybų ir vaisių. Labai mėgsta obuolius ir mėlynės ir brūknės. Pagrindiniai taurojo elnio priešai yra žmogus ir vilkas. Elniukas gimsta vienas, ir sveria tik tai 8 kg. Čia yra irgi taurasis elnias. Matot, bet jisai yra mažesnis. Jo ragai ir pats jisai yra mažesnis už tą didelį. Jie per metus 2 kartus vieną kartą numeta savo ragus. Dar labai mėgsta ir valgo šieną. Jie kovoja bandoje pavasarį, kas bus visų patelių vyras. Ir kas laimi, tai tas tampa visų patelių vyras ir bandos vadovas. Ate! Dabar aš jį pamaitinsiu. Viso gero, su jumis buvo Markas.